Nu, tuoj vėl mane moterytės užsipuls, bet aš pasakysiu vėl tokią aštrą nuomonę, kurios niekas nenori girdėti, nes o kam? Tai pirmiausia, moterį yra labai lengva paveikti ir ją sumanipuliuoti. Ir visa socialinė medija, politika, visuomenė, viskas jumis tiesiog ant tiek manipuliuoja, kad eitumėt dirbti, kad išlaikytumėt valstybę. Jūs pačios sutikot, nors prieš daugybę metų tai darydavo vyrai. Bet kai atėjo moterytės į rinką, valstybei pasidarė daug lengviau. Jos sutiko dirbti už mažiau. Vyrai prarado labai daug darbų, todėl kad moteris tai perėmė. Ir tada prasidėjo masinis, toksai skyrybų bumas, masinis gimstamumo mažėjimas, todėl kad nebeliko kam gimdyti. Moteris dabar šiais laikais dirba, yra sėkmingos, yra karjeristės ir nieko su to blogo nėra. Bet reikia tiesiog tame, būt balanse. Tu dirbk, tu realizuok save, tu turėk, bet nereikia ten kelių mėnesių vaikų ar ten metukų numetinėti, nes reikia dirbti. Tai tokios šeimos tiesiog neišsilaiko, jos skiriasi. Jeigu moteris nepasitikė vyru, kad vyras sugebės išlaikyti šeimą, tai, ten jau moteris stipriai paveikta. Tikra moteris, jinai pasitikės savo vyru. Ir nors ir tą akimirką atrodys, kad sunku ir kad vyras kažko negeba, ateis laikas, kai jisai gebės. Tiesiog moteris nebemoka laukti. Joms visko reikia bam čia ir dabar, draugės turi, tos turi, o kodėl aš neturiu, man irgi reikia. Ir vyrai bėga nuo tokių moterų. Vyrai ieško tokių, moteriškų moterų, kurios yra tokios galinčios palaukti, mokančios patylėti, mokančios susilaikyti, mokančios nenurodinėti ir negręžti tų vyrų, visomis prasmėmis. Tos, kurios nevėmė savo visų emocijų, visų savo išgyvenimo ant tų vyrų. Viskas yra su to gerai. Ir su tavo emocijom viskas yra gerai, ir su tavim viskas yra gerai. Tik tai, ne ant vyro ir ne ant vaikų reikia tai vemti. Yra moterų, grupės, yra terapijos, yra psichologai, yra moteris, kurios tai yra praėjusios ir jos gali pasidalinti, ką jos su savim daro. Ir tiek aš atradau tokius, ėjau per tai ir dabar tiesiog suprantu šitus dalykus. Tiek kitų daugybė moterų yra, kurios tiesiog jau tai supranta. Ir nustokit jūs tus vyrus gręžti. Ir gimdykit ir būsit laimingos, nes pačios to norit, o dabar dirbat ir purkštaujat. Blemba moterytės.